Sveiki visi, čia yra Flying Lights Drum & Bass podcastas ir čia šnekam apie Drum & Bass iš Lietuvos, ne iš Lietuvos ir bendrai apie Drum & Bass, apie šitą mūsų žanro kūrėjus ir didžėjus ir su manim šiandieną svečiuosi yra Tautvydas, kitaip žinomas kaip Melon Hall. Tai labas Tautvydai, kaip gyveni? Iš tikrųjų, kai iš Lietuvos ir ne Lietuvos, kol kas istoriškai iš Lietuvos pagrindė. Malasas iš UK. Teisingai, bet man jis jau yra, žinok, širdies lietus. Okay. Jis jau valgė šaltibarščių, aš manau, jis jau valgo cepelinus, tai... Fair point. Kol kas labai lietuviškas podcastas. Tai labas, kaip gyveni? Kūryba eina, grojimai irgi eina. Nu, žinai, čia Lietuvoje pas mus labai viskas lėčiau vyksta drum and basso klausimų. Žinai, jeigu čia būtų techno orientuotas podcastas, tai aš galėčiau pasakyti, kaip 4 EP išleidau, grojau 3 žemynuose per pusę mėnesį, bet kol kas viskas gan ramu šiaip. Tai dar apie releasus pasišnekėsim. Kaip tu, tavo yra nickname'as Melon Hall, kaip gimė šitas nickname'as ir šiaip kaip tau prasidėjo tavo drum and basso kelionė ir nuo kur tu pradėjai ir kur esi dabar? Jo, tai aš pradėjau norėt kurti muziką. Aš dar nevadinsiu to, kad kuriu muziką, tik norėjau kurti muziką. Tai buvo 9-10 klasė, kas jau bus prieš 12 gal metų, 10, okay. Sunku pasakyti. Apie 12-11. Ir tiesiog nežinau, pažiūrėjau Tomorrowlandą, žinai, pažiūrėjau setą, ten Swedish House Mafia buvo žiauriai populiaru ir aš pagalvojau, jie nėra muzikantai, jie viską daro kompiuteriu, kol aš to negaliu padaryti. Aš aišku neturiu jokio muzikinio išsilavinimo. Tai man buvo ta vieta labai įdomi ir iki šių dienų vis dar su muzikos teorija kovoju, nesvarbu. Ir tada Swedish House Mafia ir panašiai kūrė žanrą, kuris vadinasi Progressive House ir man jis tuo metu labai patiko. Ir aš, žinai, pradėjau kurti ir dar nesukūręs pirmo gabalo, dar aš nemoku FL Studio normaliai naudotis, aš jau gerai nickname'o reikia, kaip aš prezentuosiu savo pasauliui. Ir pagalvojau, kad dauguma muzikos, kurios tada aš klausiau, buvo melancholiška. Okay, fair. Aš pasiskolinau šiek tiek iš drum and bass prodiuserio, kurį tuo metu jau šiek tiek žinau, ten kelis gabalus Misanthrope, sujungiau ir va, prašau. Okay. Tai prieš 12 metų, sakai, pradėjai. Maždaug, jo. Mes pažįstami esam nuo 2016 pabaigos. Tai jau buvo 5 metai. Kai tu sakai pabaigos, turiu minį birželio 26, taip. Tu tiksliai žinai, aš tai neprisimenu, aš tiesiog rafliai taip primetu. Aš turbūt tik vienas švenčių metinės kasmet. Čia reikia man dabar pasitemti, taip. Tai okei, matas iš kur pavadinimas visas nickname'as atėjo, tai vis tiek tas drum and bassas, jis neatėjo iš karto, ar ne? Nickname'as taip iš karto atėjo, bet kada tu pradėjai jau drum and bassu pačiu domėtis ir pradėjai drum and bassą daryti, kiek jau praėjo metų nuo produkcijos pradžios ir kodėl buvo pasirinktas FL Studio ir kaip tu tai pasirinkai? Okay, daug klausimų. Kodėl ne koks, pavyzdžiui, sakykime, kas tuo metu buvo Reaperis, koks ar Ableton, jo. Abletonas, jo. Kodėl netėjo daug specifiškai FL Studio? Aš pirmą kartą gyvenime išgirdau drum and bassą, kai man buvo 5 metai ir buvo toks filmukas Powerpuff Girls. Ja. Visi mano amžiaus žmonės, ir gal vyresni, jaunesni, taip. Ir tu žinojai, kad tas gabalas yra drum and bassinis. Ja. Ten yra Amenas samplintas ar tai Think Breakas, kažkuris iš tų. Ir, žinai, nėra, kad aš labai įsisavinu ir 5 metų būdamas, aš labai noriu girdėti daugiau šitų laužytų būgnų. Ne, bet manau, kažkiek pasąmoningai aš po to išgirsdavau ir man patikdavo, žinai, primindavo vaikystę kažkiek Think Breakai. Tada kas buvo? Tada buvo Need for Speedai. Need for Speedai mėgdavo dėti įvairios muzikos. Ir 2008 Need for Speedas Undercover vadinosi idėja, kadangi Pendulum buvo išleidę savo antrą albumą In Silico, gal netgi 3 ar 4 gabalus iš to albumo buvo idėja. Ir man visada, aš kai klausydavau, aš laukdavau, kada bus tie gabalai, aš nežinau, kas yra Pendulum, bet man visada jie labiausiai buvo laukiami ir labiausiai patikdavo. Ir aišku, kai po to pasidomėjau, kas tas Pendulum, ir aš paklausiau tik tai Pendulum. Žinai, aš paklausiau tik tai pirmų 2 albumų ir toks, man patinka šitas žanras, kad ir kažkaip, bet aš dar nebuvau labai žanrų žmogus, žinai, neskirstydavau. Tada praėjo keli metai
Ir aš išgirdau trečią Pendulum albumą ir tada jau nusprendžiau paklausyti, kas čia per žanras. Jie labai kuria panašią muziką, jų gabalai skirtingi, bet vis tiek yra nemažai su tuo pačiu ritmu, tempu, laužyti būgnai, kas čia. Ir atradau, ką aš atradau. Pirmiausia, Liquidą visą. Netsky, High Contrast, jo, Logistics, tas London Electricity, visi šitie man labai įstrigo ir, žinai, tuo metu melancholiška muzika ėjo man, tai tų perklausiau ir labai daug klausiau ir aš net nežinau, kad egzistuoja tuo metu, bet, aš manau, klausimo dalis yra, kaip tu prie sunkaus perėjai, nes aš pagrindė... Dar grįžkim prie to, kad kaip tu pasirinkai FL Studio, kas tai paskatino. Gerai, einam chronologiškai. Taip, kad Easiest Do to Make Drum and Bass ir FL Studio išmetė. Ir pirmas mano buvo, už kurio aš užsikabinau. Ir tada jau ėjo, žinai, mokymasis ir dabar iki šiol dar yra prilipęs. Tai aš kaip suprantu, tau irgi iki šiol yra FL Studio prilipęs, tai kaip tau taip įsijungia? Esu bandęs kitų, bet... Nes aš kodėl taip klausiu, nes Tauvydas yra ne tik didžėjus, bet ir produceris, ir labiau yra produceris, man atrodo, netgi negu didžėjus. Jo, aš didžėjus iš smagumo, iš sportinio intereso, o produceris labiau... Norėjau sakyti. Jo, tai... FL Studio. Šiaip sunku pasakyti, greičiausiai kažkaip panašiai ir buvo, žinai, aš Reddit'e turbūt paieškojau arba paklausiau žmonių, su kuo pradėti kurti ir, žinai, pirmas komentaras turbūt FL Studio buvo. Rusiškas spėjau. Nes buvo populiaru labai tarp. Kad siunčiau, nusipirkau iš rusiškų šaltinių, tai greičiausiai. Man kainavo tik tai porą centų, kurios gavo už reklamą tas puslapis, iš kurio gavau. Jo, visiškai netyčia. Aš visą gyvenimą po kažkurio laiko pradėjau galvoti, kad Do pasirenka tave, o ne tu pasirinki Do. Kad iš tikrųjų kiekvienas žmogus turi savo mėgstamiausią, bet greičiausiai tai yra tas, kuris tau buvo pirmas parodytas, pirmas iškrito, pirmą video pamatėjai, kaip kuriamas su jo ir tiesiog prilipai. Ir kad kažkaip žmonės rinkosi geresnis, blogesnis. Retas atvejis, aišku, būna, kur žmonės atsisiunčia 3, pabando visus šiek tiek, bet greičiausiai visi tiesiog... Bet būna dar ir su laiku, kai kurie ir tada pabando kitą ir irgi persiprogramuoja, pereina. Jo. Nes ir pažįstamų ratai yra tokių, kurie, žinai, pavyzdžiui, su Kubei sukūrė ir dabar su Ableton vos ne full time varo. Tai kaip ir yra gerai žinoti kelis Do, bet tu, kaip suprantu, nuo pat pradžios iki dabar esi ištikimas FL Studio. Tai visiškai big up, nes aš irgi esu FL Studio atstovas, tai can relate. Tai dabar pakalbėkime apie tuos subžanrus. Vis tiek, sakai, pradėjai labiau nuo Liquido, tai Tautvydas yra Lietuvoje, sakykime, Lietuvoje teisingai. Yra sunkesnės muzikos atstovas, jeigu taip realistiškai, neurofunko. Užsienį aš groju tik Nightcore. Tik Nightcore, jo. Tai kuria neurofunką ir groja neurofunką, bet be abejo, ten tas grojimo spektras tai yra platesnis, kai tu didžėjini, tai tu ne tik tą patį stilių vien tik tai groji, tai jis ir kitokius stilius pagroja, bet grinai kaip produceris jis daro neurofunką, tai kaip neurofunkas atsirado tavo gyvenime pradėjus nuo Liquido, ne? Kaip ta kelionė, iki kur atėjo taškas, kad tu sakei, kad šitą noriu išmokti ir noriu išmokti ne tik tai, kad žinai, kad sudėjau ir viskas, o noriu išmokti iškopti, ištvarkyti taip, kad jau būtų tikrai neuro... Kad noriu, tai vis dar noriu sutvarkyti kuo daugiau. Žinai, čia obvious. Čia ta žanras, kur tu visada nori, tu niekada nepasieki. Bet jo, su neurofunku, kada aš pirmą kartą išgirdau neurofunką, tai labai paprastai. YouTube'as anksčiau turėdavo, mano kuklė nuomonė, daug geresnį algoritmą surasti panašiem video, ypač jeigu tai yra muzika. Ir tiesiog natūraliai klausydamas Liquido, ieškodamas daugiau Liquido per YouTube'ą, aš išgirdau vieną kitą neuro gabalą, man kažkaip neužkabino. Ir tada buvo, aš puikiai atsimenu, vienas vakaras, kur man YouTube'as mane po tokią kelionę pravedė. Pradžiai paklausiau Sport kažkurio gabalo. Jis čia dar kai buvo tas Lifted Music. Taip, čia seno Sport. Nes jis tuo metu jau buvo nustojęs kurti, buvo tą pertrauką padaręs, Feed Me daugiau dirbo. Paklausiau Sporto kažkurio gabalo ir man užkabino labai Molehill vadinasi. Ir jis buvo toks Molehill, siūlau visiems paklausytis, labai sporiškas. Bet to pačiu turi tą ir labai tą tokį laikotarpio garsą. Ir tada mane iš Sporo parodė Noise,
Ne, atsiprašau, tai buvo Black Sun Empire Arakis. O, Tada... labai populiarus gabalas buvo vienu metu. Taip. Ir YouTube'as, aš, žinok, tu parodytų man nuotrauką, kuriant to YouTube video, aš jau girdžiu tą dainą savo galvoj. Tada Black Sun Empire Eraser, tada Noise. Ir kažkaip mane įvedė į tą labai natūraliai ir atradau toliau jau Face Misanthrope. Nephews pirmi gabalai buvo išėję, audio tikrai, jo, galima vardinti, bet pasiliekam. Tai kas dabar tave drivina? Drivina kurt neurofunką? O šiais laikais neurofunkas labai pasikeitė per 12 metų. Bet vis tiek neurospektas, turiu omeny bass dizainas pats, drum dizainas, vis tiek taip specifiškiau. Kas tau tokį, sakau, drivą suteikia, kai tu kuri neurofunką ir... Žinau, man todėl ir patinka neurofunkas, nes aš kai klausau kūrinių, aš visada išgirstu kažkokį vieną arba kelis elementus, kurie man patinka. Tas gabalas yra geras dėl šitų elementų. Pavyzdžiui, būgnai, gal koks vienas, ten garsas keistas, gal vokalas įdėtas, bassas, melodija kažkas. Ir neurofunkė visada visi šitie dalykai sueina, gali būti gabalų visiškai be melodijos ir man jis patinka. Ne? Tai, nes būgnai labai gerai padaryti, ritmas kažkoks geras. Tai sunku atsakyti kiekvienu atveju skirtingai. Nuobodus atsakymas, bet taip yra, iš tikrųjų mes klausom neurofunką, aš vis dar atrandu naujų negirdėtų garsų, naujų negirdėtų krypčių, subžanrai vis atsiranda nauja, ne? Tai mano atsakymas būtų nuobodus šiuo klausimu. Okay. Žinai, ta prasme, kiek mes dabar įvairių bangų šiaip drum and bass'o turim ir tuo labiau sunkaus drum and bass'o. Žinai, yra buraukai, kurie kuria melodinį, kas? Buraukai, buraukai, tai jie ten daro sunku, bet tai... Jo, melodinis sunku ir audio, kuris daro gal dar vis tokį old schoolinį labiau, bet vis tiek sunku, yra Look Here, rekomenduočiau pažiūrėti, melodinis labiau, visko labai skirtinga. Vienintelis dalykas, kurio neturim šiais laikais, tai Noise. Jo. Bet turim kitų. Jo. Irgi dabar stiprių labai ir buvo buraukas, Magnitude, ta prasme, yra tikrai atstovų, kurie... Tai produsiavimas yra vienas dalykas, didžėjinimo pusė, kada tu pradėjai didžėjinti ir kada buvo tavo pirmas koncertas ir kada buvo pirmas išstojimas, sakykime, didesniai scenui ir tu ten jau tikrai ne namie kažkur praktisinai, o jau gyvai žmonėm grojai savo mėgiamą sunkią muziką. Man labai patiko išsireiškimas koncertas. Aš irgi norėčiau, kad žmonės tai vadintų. Kai aš pasakoju žmonėm, kurie nelabai pažįstami su didžėjinimu, kad aš groju, tarkim, kodėl nebūsi savaitgalį, aš grosiu, pavyzdžiui, penktadienį, negaliu būti. Ir grosiu tą prasme, didžėjinsiu. Ir jie tokia, taip kaip koncertas, kažkas. Bet praktiškai tai kaip ir praktiškai skaitos kaip koncertas, nes tu atlieki. Tai tu... Yra, bet man vis tiek visada pirma asociacija yra su, kad žmonės... Bet tai čia taip jau dabar įprasta, nes tai kiek kartų groji. Bet kad žmonės galvoja, kad, žinai, aš stovėsiu su violinu, violončelė ir... Klausytojų bus įvairiaus plauko, tai tada perfrazuoju. Kada pirmą kartą groji, kada pirmą kartą stovai? Ne, aš klausimas, pradų mano visi suprato, bet jo, kada aš pirmą kartą groju, tai buvo kažkur 2017-2018, kada mano geras draugas, kolega didžėjus, Antanas Antis, jis jau senokai groja, senokai buvo senai, bet kas iš senesnių pažįsta, tai, atsimena šitą žmogų puikiai. Jis Antis. Paklausė mano, Antis, paklausė mano kūrybos, aš pasidalinau ir jis paklausė manęs, kol tu negroji. Ir aš pagalvojau, kol aš negroju. Ta prasme, čia nėra kažkoks labai didelis menas, aš klausau DJ setų dažnai, miksų ir panašiai. Tai jis man paskolino savo pultą, davė ten savaitę ir 2, kada jis turėjo kada jis turėtų kitą kartą grot. Ir aš tiesiog kiekvieną vakarą sėdėjau po 2-3 valandas, savo kambarioką bendrabutyje užknisau tuo metu labai, bet parsisiunčiau muzikos ir labai įvairios, labai plačiai atrinktos, bet tiesiog padaryti perėjimą, žinai. Bandžiau viską pats, pasiieškodavau internete ten, kaip šitą vieną dalyką daro, paklausydavau miksų ir, kaip įdomu tą padarė, pabandydavau. Kur buvo pirmas tavo grojimas?
Toks va išėjimas. Jo, tai man davė pasipraktikuoti ir tada pasipraktikavau, įrašiau, man atrodo, miksą ir nusinčiau gal mūsų geram draugui Mindaugui Patgrindui. Ir jis sako, aš pradedu daryti eventų seriją. Vadinsis Substance. Reprezentuoju šiandieną taip pat Substance. Daug pirmų kartų man buvo su Substance. Grojimas vienas iš svarbiausių man. Tai va, pakvietė groti ir tai buvo, Mindaugas visada puikiai atsimena tą pavadinimą, bet tai stoty ten, kur už perono. Kepaso, jo, Kepaso. Kepasoj buvo pirmas Substance. Čia tavo pirmas išstojimas buvo? Taip, ne, čia buvo, atsiprašau. Profsąjungų rūmuose, kai mes išlindom. Oi, čia buvo, nežinau, 4., 5. Ketvirtas, okay. Ne, daugiau dar, kai su Ančiu grojom back to back. Puikiai atsimenu, Banshin remixas vienas tada buvo išėjęs. Okay. Jo, tai Kepasui buvo pirmas kartas ir mane davęs pastatė groti pirmą, ačiū Dievui, kad nieko nebuvo tuo metu, nes aš grojau, blogai. Blogai. Aš labai pergyvenau, aš buvau atsirinkęs labai keistai, aš buvau ten persigalvojęs, savo prisigalvojęs nesąmonių ir nieks negirdėjo, bet man tai buvo pirmas toks užlipimas ant scenos, kaip atrodo viskas nuo aukščiau. Ir iš tikrųjų, ta dalis nebaisi visai. Jo, tai tada buvo dar vienas grojimas, kitas grojimas, tuo metu dar veikia fabrikas ir labai per trumpą laiką labai daug kartų gavau pagroti. Tas taip pradėjo prakeikino, jo. Tai va, ir iki šių dienų vis dar groju. Ir pagrosi dar šiandien? Ir pagrosi dar šiandien. Vėlgi, pasirašiau tokios muzikos, kur aš negročiau klube ir labai džiaugiuosi, kad galiu kažkaip. Man visada patinka tokie grojimai, žinai, nestandartiniai, kur man nereikia žmonių šokdinti. Ta prasme, kad... Jo, tokia yra muzika grinai šokti ir muzika klausyti. Tai pasirašai muzikos klausimai labiau. Ne, aš nesutiksiu, yra muzika šokiai, muzika klausyti. Kiekviena muzika gali būti šokiai, bet ten, kur aš dažniausiai groju, tai viskas priklauso nuo publikos. Man reikia specifinės muzikos šokdinti, pasakysiu taip. Aš manau, tikrai būtų kas pašoktų pagal, žinai, 2006 metų Face Misanthrope gabalus. Bet dažniausiai, Lietuvoje bent jau ir taip nėra daug tų eventų ir kas pas mus ateina paklausyti, nori greitai, nebrangiai išsitaškyti. Tai reikia dabar, sunkiau groti. Kalbant apie grojimą visą, ar turėjai kokį nors failą ant scenos? Ir ar turėjai kokį nors, ir ar nori pasidalinti, ar turėjai kokį nors failą, kuris buvo, kad šaltas prakaitas, ar turėjai tokį, kuris buvo, kad jau taip užgrojai, kad visi labai užjudėjo ir buvai laimingas, nes iš tikrųjų pavyko tau išpildyti savo viziją. Ok, failą turiu labai gerą. Tai buvo gal 2 metai, kai didžėjinau, tu dar neturėjau daug patirties. Fabrikas vis dar veikia, tai tau jau maždaug uždeda rėmą, tai bus iki 20 metų. Ir tai buvo grojimas fabrike ir mes apšilinėjom pas draugus ir aš po to planavau su 5 ar 6 draugais varyti fabriką, aš pagrosiu, ten visi pasibūsim fainai. Ir mane kažkaip įkalbėjo, greičiausiai buvo alkoholio pagalba įkalbėta. Pradėt daina, kuri mums tuo metu labai sukasi galvoje ir tai buvo Camila Cabello. Drum and bassas? Ne, visiškai ne drum and bassas. Tai buvo Camila Cabello Senorita. Ir tai yra gabalas, kurio BPM-as yra apie 110 ir iš jo pereiti drum and bass yra visiškai neįmanoma. Dabar jį kalbėjo ir aš sakau, gerai, aš turiu kompą, aš parsisiųsiu, įdėsiu į USB. Tai aš pradedu setą, su manim tuo metu groja Antis ir aš jam sakau, gerai, ramiai, aš turiu žiauriai gerą idėją. Ir šiaip kai namie groju... Taip. Šiaip kai namie groju per kontrolerį, aš žinau visus, mygtukus, visas kontrolės ir aš žinau, kaip pakeisti, kiek galima keisti tempą. Taip. Tai yra tas mygtukas, kuris apriboja ten. Per CDJ'us nežinau. Aš galvoju, kad žinosiu, aš nežinojau. Tai man reikėjo pereiti iš Senoritos į drum and bassą ir aš kokias geras... Žmonės pradžiai buvo, wow, šitą dainą labai populiari, dabar kaip faina, kokia gera idėja, bet po 1,5 minutės to gabalo ir nieks neperida, nesikeičia, negreitėja. Žmonės suprato, kad kažkas turbūt ne to.
Aš lūpin dar nemokėjau pripinti. Čia buvo pirmi kartai ant pionierius į didžėjų. Tai aš tiesiog paėmiau, išjungiau gabalą ir drum bassą paleidau. Paėmiau L ir daugiau tokių šposų nebedariau. Tai čia buvo didžiausias turbūt feilas. Aišku, yra buvę porą kartų ne tą kanalą perjungiai, užtildai muziką. Tai čia nėra tekas sustabdai? Jo, labai daug kartų yra buvo, kad neveikia technika pati, žinai, čia klasika, bet tada aš jau žinok, jeigu kažkas neveikia, aš užtildau muziką, pasakau, sorry, techninė sklandumai ir žmonės paploja, pašilpia arba kažką juokingo atsako, gal, žinai, jo, visi jau pagauna tą vaibą. Tai dabar jau praktikos tiek yra, kad dabar galėtum iš senių rytos pereiti drum and bassą. Jo. Ar norėčiau tą daryti? Turbūt ne. Ne, slaptai noriu, bet nieks manęs neprašo. Tai gal šiandien padarysiu. Neužsikrovau dėja. Jo, didžiausias paveikimas maždaug, ne? Nežinau, kiekvienas grojimas turi kažkokią tai specialų momentą, žinai, kažkada žmonės labiau sureaguoja vieną kitą gabalą, kažkokia ekstra didelio. Turi būti įsimintinas, aš tai turiu pats asmeniškai tokių įsimintinų, tai ar turėjai tu tokį įsimintiną, kur tikrai, kad buvo, wow, tai prasme, kiekvieną kartą atsimenu labai geras vaibas. Galiu prisiminti vieną, tai buvo Grand Velykų eventas 19 gal metų arba 20. Turbūt 19, nes COVID dar nebuvo. Grand Velykos, tai vyko Pelėdoj, amžinatilsi, nebėra nugriauta. Ir aš turėjau groti link galo. Aš gal prieš paskutinis grojau, bet tai vis tiek buvo, žinai, 4 ryto. Ir aš, kadangi dar neturėjau daug patirties, vis dar pergyvendavau, kai būdavo nedaug žmonių, arba kai žmonės išeidavo, tai aš tada grojau irgi sunkiai ir kažkaip po praeito seto pas mane susirinko šiek tiek daugiau žmonių, kas tiek, žinai, buvo 8-12 žmonių, bet vis tiek daugiau nei ten. Prieš tai jau buvo visi išsivaikščioję į kitus stage'us, bet man labai davė tokio gero vėjo, žinai, aš kartais prisimenu tą ir aš pagalvoju, kokią pamoką išmokau, tai kad šiaip nereikėtų žiūrėti, kiek žmonių pas tave dabar sėdi, nebent tu groji nuolatos ir pas tavęs 0 žmonių, tada jau blogai, bet jeigu vieną kartą pas tave 30 žmonių, kitą kartą pas tave 5, gal pas tave 2, dar kitą kartą, nereikia pergyventi. Publika... Jo, žmonės yra kaip nežinau, kaip skystis, gali tekėti viena, kaip upė, gali tekėti viena kryptim, gali kita. Gal tuo metu penktadienį, kurį tu groji, pas tave mažai žmonių, dėl to, kad vyksta 3 didžiuliai eventai kitur. Nereikia galvoti apie tokius dalykus. Tai produsiavimas, didžėjimas, aiškus dalykai. Dabar turiu dar klausimą tau, kadangi vis tiek produsiuoji ir tu tą muziką išleidi. Kiek žinau, turi release'ų nemažuose leiluose kaip Cause for Concern ir Axon Records. Tai ar galėtum pakomentuoti labiau tai, koks tavo yra požiūris į muzikos išleidimą ir kaip tu jautiesi prieš išleisdamas muziką, kiek tu smarkiai dirbi prie tos muzikos ir ar turi dabar kažkokių... Aš turiu labai mažai patirties tame, kadangi nesiverčiu muziką kaip pagrindinių dalykų, tai netiek ir daug dėmesio tam skiriu. Šiaip, kiek aš turiu. 2 release'us leibeliuose, vienas artėja, Minugo leibelėje 2 gabalus išleido, nėra daug, tai man sunku komentuoti, žinai, iš kažkas. Ką? Ateinant išnekam ar ne? Dar neišleistas. Jo, aš galėsiu paprominti šiek tiek, bet aš vis dar nežinau tikslių datų. Supratau, gerai, tai tada galim pasakyti. Vieną dalyką, kurį išmokau, kad muzikos pasaulyje viskas eina labai lėtai. Tau gali pasakyti, man labai patinka tavo gabalai, aš juos išleisiu, paklausi, kada, sako, po 8-9 mėnesių. Jo, kitais metais. Bet... Šiaip jisai kruopštus yra, jisai žinokit siunčia V1, V2, V3, V4, V5. Tai tu dirbi prie muzikos intensyviai ir tikrai labai girdisi tas kokybiškas garsas labai. Ir ypač pastaraisiais metais pastebėjimas iš šalies Tautvydas labai smarkiai patobulėjo. Nežinau... Tu čia man sakyk, ten žmonės už lango neklauso. Nežinau, vaistus geri, bet duok ir man biškį.
Nes labai tikrai jaučiasi tai tas kokybės šoktelėjimas ir visas grūvo išlaikymas, labai džiaugiuosi, kad... Jo, nes kūryba visada turi mokytis, visada turi kažką naujo teisingai daryt. Būtų nefainas. Ir šiaip tas toks žmogiškas varikliukas, žinai, kur... Noris vis geriau. Ne, tas žmogiškas varikliukas, kur jeigu tu darai tą patį dalyką, daug kartų tau nusibosta. Žinai, netgi... Užsiimti viena ta pačia veikla, kuri neturi jokios variacijos, labai greit nusibos. Muzika yra labai stiprus pavyzdys to, nes jeigu tu įeisi į kažkokį ritmą, kur tu kuri tą patį gabalą, irgi nusibos ir tu nebegausi tų gerų emocijų iš muzikos, kur tu padarai kažką gero ir tai kaip atradimas tau, žinai, dopaminas jau teka į kraują. Muziką reikia nuolatos keisti kažkurią dalį savo kūrybos, kad būtų įdomu ir tau, ir klausytojams. Tai apie tą dalį kalbant, ar darai kokius kolabus? Kolaboracija su kitais produceriais? Ne, nelabai. Aš nelabai mėgstu dalintis savo muziką. Neseniai susipažinau su vienu menininku ir jis labai daro žiauriai gerus dizainus vizualinius. Jis paišo, digitally paišo, bet labai gerus ir sakau, kodėl, negalima nusipirkti, aš jau ten klausiau, galiu galiu, pažiūrėjau, ant džempą nusipirkti, sako, neturiu, kol negaliu nusipirkti, jis sako, aš neturiu marketingo žmogaus ir aš labai nesu marketingo žmogus. Ir aš pagalvojau, čia žinai, su to marketingu reikia apsiimt ir aš to daug nedarau, tai žinai, kad gaut kolabų reikia savo muziką skleist, tai aš mažai užsiimu. Tada klausimas yra apie remixus, ar esi kokių remixų padaręs? Vis tiek tavo muzika, tai yra tavo muzika, bet kūrybos dalis yra irgi ir kolaboracijos, ir remixai. Jo, keiščiausias remixas, kurį esu padaręs, tai buvo Monique. Lietuviško gabalo, taip. Monique, visi žino, arba bent jau daugumai žino, atlikėja popso, taip. Paleido remixo konkursą ir mano vienas draugas atsiuntė, nes aš neseku Power Hit Radio, per kur ten buvo. Ir sako, davai sudalyvauk, aš toks, šito gabalo dramis, kas čia, ne. Bet padarei, man Bet padariau, submitinau, pagal perklausas tada, ten jie turėjo savo website specialų, pagal perklausas aš buvau top 10 iš ten 200 submissionų, gal 150, 140. Ir pagal laikus. Bet jie galų galę pasirinko ne drum and bassą, bet manau, su to visai pastengiau ir kažkada čia prieš kokį pusę metų vienas pažįstamas DJ'is bendras man parašė, sako, klausyk, aš pas save Facebook'e radau kažkokį Monique remixą, gali man atsiųsti, aš noriu jį pagroti, aš toks, prašau, likvidiniam setui. Tas gabalas vis dar turėtų būti mano Facebook'e SoundCloud'e greičiausiai. Aš dabar bijau suklys, bet manau įkeliau į SoundCloud'ą. Jeigu ne, tai vėlgi, aš blogai su marketingu dirbu, tai man SoundCloud'o reikėtų atsinaujinti. Jo, bet buvo kitų remix konkursų, visada smagių tokių sėdį, žinai, šiek tiek. Dabar Recent One buvo Final Fixo. Final Fixo, jo. Arrival gabalo remixas. Jo, nelaimėjau. Bet sudalyvavai, tai irgi galima rasti SoundCloud'e. Bet sudalyvau ir man atrodo šiandien pagrosiu. Hey, let's go. Bet kokiu atveju, žinai, jeigu nelaimėjau, tai pasidariau gabalą, kurį galiu savo pagroti. Visą laiką savo setuose groji savo muziką? Ar būna tokių, kur... Ta prasme, kur ne vieno gabalo savo nepagroju? Ne vieno gabalo savo nepagroju. Visą pagroju kažką, aš kadangi dabar jau pastaraisiais metais. Prieš tai aš neturėdau tokio plačio spektro muzikos, dabar aš jau turiu ir likvidinių gabalų, ir tokių vidurinių, ir sunkių, tai kad ir ką aš gročiau, galiu įdėti vieną kitą ir man visada smagu bent jau pamatyti publikos reakciją, žinai, tarkim, klausai ir pirma dalis visiems patinka, vaibina, antra dalis žmonės šiek tiek išblėsta ir aš tada galvoju, okei, reiškia kažko trūksta, energijos gal trūksta, gal paįvairinimo, gal kažko. Tai visada geras feedbackas, aš nežinau, čia gal netgi geriausias feedbackas. Jeigu žmonėms patinka ir šoka, tai jau kažką gerai padarai. Jeigu ne, tai atgal prie darbą. Prisimenu iš mūsų pirmų grojimų šiaip šalimais, tose pačiose eventuose gal
kai žmonių gal nėra per daugiausiai, bet tu pasileidai savo gabalą klube ir išbėgi, ir rėki, ir klausai, ir vertini, ir po to grįžęs namai atvykini. Tai dažnai taip darai. Kai nėra žmonių, aš visada tai padarau. Aš visada, naujausias gabalas, prie kurio aš tuo metu dirbu, aš greitai prailginu, pasidarau kažkokią tai versiją, kad galėčiau pagroti klube, paleidžiu, išbėgu, paklausau, ir tada tu esi ta publika, kuri duoda savo feedbacką, žinai, ir tada telefonė kažką greit pasižymiu, kad skamba gerai, skamba blogai. Tai klausimas, kaip dažnai ir kaip daug referencinį per įvairiausius dalykus, kaip dažnai klausai mašinoje, per vienas ausinės, per kitas ausinės, per kolonėlės namų, per studijinės kolonėlės. Oi, seni, Vilniuje absoliučiai visi Bold Drive'ai yra jau girdėję Melancholo muziką. Aš manau, kad nėra ne vieno Bold Drive'o dar visi tavo telefoną prisimena, ne? Kaip device. Visur. Jo, tai iš tos pusės mašinai paklausyti labai visada gerai, nes mašinų visokių yra ir kai tu referencinė, ne? Jo, kai tu klausai per skirtingą techniką, tau reikia skirtingos technikos. Tau reikia gero garso, blogo garso. Nesakau per, 330 Nokia pabandyti pagroti, bet reikia prastesnio garso šiek tiek visada, kad bent jau, jeigu nėra, tarkim, subo, kokie elementai tada girdisi. Ką aš dar turiu? Namie turiu JBL 305-ukus. Adam Audio. Adamus, Sennheiserius 6XX, turiu pakankamai skirtingų. AirPodsus, per ragelio kolonėlį. Jo, iš tikrųjų, per visus galima paklausyti, bet pastaruoju metu vis sunkiau išgirsti, ta prasme, gerai skamba per visus, bet tai ir ką, žinai. Dėl to sunkiai draugam. Jei išgirsta kažką kitą su šviežiam ausim. Jo, va, tada jau reikia keisti nebe techniką, o žmogų. Ausis. Referencint per device, per gyvą. Tai drum and bass scenoje čia Lietuvoje jau esi nuo 12, sakai, 12 pradėjai. Tai kurt? Nuo DJ nuo 2016-2018. Teisingai, čia buvo mano pirmas didžėjimas. Pelėda su tavim. Aš sakau, man tai įdomu, nes mano ten buvo pirmas toksai išėjimas. Tai aš neskaitau mano pirmu, no offense, bet aš tuo metu visiškai nedidžėjinau. Žinai, aš gal vieną perimą padariau. Ir nebuvo rimta. Man tai įstrigo, kodėl, nes aš pakviečiau labai daug draugų ir visi atėjo. Ir man toks prisiminimas buvo, kad aš toksai, what the hell are you doing? Ir visi atėjo. Ir tas buvo taip, aš džiaugiuosi, kad tarp jų nebuvo ne vieno rimto didžėjaus arba drum and bass fano. Bet mes bangerius grojam, tai aišku, ten su klaidom, bet... Jo, bet būtų kažkas davė į nosį, jeigu būtų... Aš tikiuosi, to seto įrašo nėra. Ugnės turi, man atrodo, biškį. Turi, nes čia būtų kompromatas prieš mano savigarbą. Ne, bet tada nebuvo Melanchol, buvo Fifth Dimension. Tai nebėra to brando, tai nėra technikų. Bet jau išnešėm. Išnešėm, jo. Nebėra, profsąjungų rūmų nebėra, tai Fifth Dimension su to ir mirė. Gerai, ar man priminti tau po šito ištrinti Fifth Dimension page, jeigu dar neištrinti? Ne, jo nėra, man atrodo. Gerai. Trumpas projektas, bet pasibandymai. Kaip tu matai dabar drum and bass stage Lietuvoje? Nes čia daug labai yra kontroversijų, visokiausių, kad vieni sako, kad miršta Lietuvos dramas, kiti sako, kad labai thrivina, tai kokia tavo nuomonė šituo? Jeigu anksčiau drum and basso scena dominavo undergroundiniai žanrai scenoje, kaip tas pats Neuro ir šiek tiek Liquidas, Deepas, kas būdavo kably, bet jau senokai. Tas jau senokai užsidarė, Neurofunk klubas paskutinis prieš 2 metus užsidarė. Tai vertinant iš tų pusių prastokai, bet jeigu aš pasižiūriu į labiau mainstreamą, nenoriu vadinti popsų, nes, pavyzdžiui, šiemet buvo Come on Crooked, kas yra vieni mano mėgstamiausių producerių ir tai tikrai nėra popsas, bet tai yra prieinama muzika. Mainstream, kaip sakai, Jo, tai yra mainstreamas, bet aš labai noriu surasti žodį, kuris reikštų mainstreamas, bet nebūtinai blogas. Nes dažnai žmonėms asociuojasi, mainstreamas, ne, mes čia undergroundiniai, mes čia kultūroje egzistuojam. Tai ne, tai iš tos pusės, kad buvo Come on Crooked, buvo kažkas dar... Tai Hospitality buvo... Jo, Hospitality eventai sukasi. Tai iš tos pusės labai daug vilties. Aš žiūriu su viltingom akim, kad čia iš to gali kažkas pakilti ir mums reikia pradžiai užsiauginti. Žinai, kaip aš savo pasakojimą, aš pradėjau nuo Liquido klausyti drum and bass. Ir šiaip nuo Pendulum, kuris
turbūt yra vieni žinomiausių drum and bass producerių pasaulyje. Taip. Ir jie išleido šiemet albumą. Ir tarp kitko, kas seni Pendulum fanai ir negirdėjo dar, tai iš tos pusės reikia pradėti drum and bass, žmonės ugdyti apie drum and bassą nuo kažko mainstreaminio, paprasto, prieinamo ir tada ateis publika klausyti undergroundą. Yra tiesos, taip. O kažkaip tuo metu labai atvirkščiai, nebuvo kas grotų, kur grotų ta paprastesnė muzika, paprastesnis drum and bassas ir dėl to aš manau jis tiesiog mirė natūraliai, nes aš vis matydavau tos pačius žmonės klube, aš matydavau, kaip mes visi senstam, mes klausytojai ir didžėjai, ir publika, ir nebūdavo jaunų žmonių, tai aš manau paprastas paaiškinimas yra, kad tuo metu nebuvo ugdymo mainstreamui drum and bassui. Dabar tikiuosi, kad kažkiek daugiau to bus, kad jaunimas vaikščios į tuos eventus, hospitality, nes, čia užsienio, čia garsus labelis, garsus didžiai ir pradės domėtis ir šiek tiek giliau. Ir tada pabaigai bus vyresnių žmonių, bus jaunesnių žmonių, kurie žiūri šitą podcastą, tai žodis jiems. Koks tavo būtų palinkėjimas jauniems produceriams, jauniems didžėjams, kur startuoti, kaip startuoti ir kaip įeiti į tą Lietuvos drum and basso traukinį? Pirmas patarimas produceriam būtų, ir didžėjam tas pats tinka, kiekvienam reikia bent vieno draugo, kuris galėtų pavadinti jūsų kūrybą šūdu, jeigu tai yra šūdas. True. Kuris galėtų pasakyti, neveikia čia tas. Kiekvienam reikia šito žmogaus. Susiraskit tokį būtinai. Antras, mokinkitės muzikos teorijos. Okay. Kaip aktyviai mokintis muzikos teorijos būtų tiesiog žiūrėti tutorialus ten, kas yra oktava, kas yra akordas, kas yra triada. Pasyviai mokintis būtų, tiesiog darykit melodijas. Darykit melodiją, rašykit melodijas, atsidarykit piano rollą FL Studio, rašykit melodijas. Nes man nusibodo muzika, kur nėra visiškai... Viena nata, Aš visada noriu išgirsti daugiau melodijos. Ir kas dar? Čia būtų pagrindiniai. Kiti visi mažiau svarbus. Ir nepasiduokit. Geriausias dalykas, kuris gali atsitikti produceriui, tai kad jis sugeba iš to padaryti gyvenimą, prasimuša, jį kviečia, daug uždirba ir iš to pragyvena. Antras geriausias, tai kad susiras darbą ir tau nebereikia pergyventi dėl muzikos ir tu gali daryti tik tai, ką tu nori, savo tempu, savo garsais, savo stiliumi ir taip toliau. Tai būtų patarimas tiesiog nebijot daryti, ką tu nori, jeigu ir neplanuot tapti, išgarsėti, tapti ten pasaulinio lygio. Neskubėti, žodžiu, step by step. Reikia visada turėti omeny, kad gali nepavykti, žinai, ten per pirmus 5 metus ten prasimuš kažką išleis muzikos, gal net neišmoksi pilnai naudotis do, bet tiesiog reikia turėti omeny, kad nepasiduot. Tai tokiu atveju aš iš savo pusės parekomenduočiau, kad jeigu jūs kuriat muziką ir jums yra sunku, nepasiduokit. Jūs padarykit pertrauką, biškį pailsėkit, grįžkit prie to, šviežiom smegenim atėjus, vėl iš naujo ateina įkvėpimas. Bet iš tos pusės, kad jeigu tu turi kitą pragyvenimo šaltinį, tas nieks neskubina, neverčia, nepušina. Be abejo, nes jeigu full time, tai tu jau ten čia visai ne tas ten, mes neturim patirties tame, bet tiesiog tau gali būti 45 metai, tu gali kurti muziką 25 metus, mokintis, kurtis, ir tu, nežinau, prasimuši arba surasi savo kažkokią kryptį, surasi kažką. Vėlgi tai darom ne dėl žinomumo, pinigų, o dėl savęs. Mėgautis, mylėkit procesą, rezultatai kalbės už save. Tai ačiū labai, su manim buvo Tautvydas, a.k.a. Melonhol. Su manim buvo E-Fly, a.k.a. E-Fly. Susimatysim kitą kartą. Big up.